Sveiki gerbiamieji ir negerbiamieji plokščiaplakio žiūrovėliai. Šiandien nutariau paanalizuoti tokį vieną kitaip mąstantį. Paanalizuoti tai čia irgi nežinau, ar čia gerai pasakiau, nes aš nesu kažkoks analitikas ar kas. Aš tiesiog savo nuomonę čia pasakysiu apie šitą, ką jis kalba. Tiesiog jo biški mintis tai panaršysiu ir savo nuomonę įterpsiu tarp tų minčių. Tai pasižiūrėkim, ką šitas proto šviesuolis Darius Celofanas, apie kas vyksta kalba. Čia jis pakalbės ir apie ūkininkus, ir mane tai labai užtrigerino, ir apie viską kitą. Čia, žodžiu, Celofano gerbėjas. Pažiūrėm. Labą vakarą visiems, kas galbūt žiūrės, kam patiks, kam nepatiks, žmonės visi skirtingi. Tai šiandien savo tokį laivą, nors tai galbūt lietuviškai būtų tiesioginė transliacija, bet ant ekrano rašo lyve, tai kaip ir laivas. Kai pasakau laivą, tai man iš karto asocijuojasi su dviem dalykais: Titanikas ir Nojaus valtis. Titanikas nuskendo, apie jį nėra ką kalbėti per daug, o štai Nojaus laivas, tai kai pradedu galvoti apie jį, tai Skirmantas Malinauskas prieš akis. Nes toks vienas veikėjas pas mus yra, kuriam tiesa yra svarbi, bet kai pradedi žiūrėti, tai jam svarbi tiesa ta, kuri jam svarbi. Jau iš karto ant Skirmanto Malinausko raunas, jau čia aišku, kitaip mąstantis niekados nesupras Skirmanto Malinausko žodžių ir tiesų, ir savaip jie interpretuos, kaip jau netiesa, o savo tiesą kažkokią ten, kaip Skirmanto asmeninę, sakykim, tiesą. Bet, pavyzdžiui, aš esu irgi paprastas žmogelis iš kaimo, bet Skirmanto mintis labai sutampa su mano mintim. Jeigu aš taip mokėčiau kalbėti ir tiek turėčiau proto kaip Skirmantas, aš tikrai taip ir kalbėčiau. Aš daryčiau tokias laidas, kaip Skirmantas ką daro. Aš esu žemesnio intelekto, tai aš taip nemoku pakalbėti kaip Skirmantas, nesu tiek išsimokslinęs, bet aš turiu irgi savo nuomonę. Tai pasakysiu ją ir čia. Visos kitos tiesos jam nesvarbu. Patogiai jam ta tiesa svarbi, arba tokį užsakymą gauna. Tai čia nelabai dabar aš giliu. Labai dažnas tų kitaip mąstančių pasakymas užsakymą gauna. Žinai, jeigu nesutampa su jų nuomonė, tai čia jau tas reiškia, kaip čia šiuo atveju Skirmantas Malinauskas, jis yra užsakytas ten kažkokių ten ar Landsbergių, ar kažko, jis jau žodžiu yra. Jis negali turėti savo nuomonės, bet jis turi būti būtinai užsakytas ir iš kažkur tai gauti pinigus iš tų užsakovų. Tai pavyzdžiui, dabar aš irgi, automatiškai tampu irgi toks pats užsakytas, žinai. Nes aš negaliu turėti tokios nuomonės, kuri nepritarė šitam proto šviesuoliui, kaip čia dabar jį pavadinti. Tai jeigu jau jam nepritariu, tai reiškia, aš esu užsakytas. Vėlgi tai esmė ta, kad galbūt būtų įdomu ir pačio Skirmanto atsakymas, o tai kodėl jam šita tiesa, pavyzdžiui, nesvarbi, kada... Skirmanto atsakymo tu nesulauksi. Esi, kaip sakant, nevertas Skirmanto, kaip sakant, laikui. Bet aš sugaišiu laiko, aš atsakysiu tau, ką aš atsakyčiau vietoj Skirmanto. Aišku, aš ne taip atsakysiu protingai, bet atsakysiu aš tau. Antaną policininkai sumušė, kad brutaliai suėmė prie vaikų, kad viešina jo nuotraukas, kad yra kurstomas patyčios ir jisai pats prie jų prisideda, kad jisai pats viešina video, kurį gavo galimai iš kalėjimo kamerų, nes video matosi, kad tikrai ne telefonu filmuotas, iš kalėjimo kamerų. Tai kaip kalėjimas galėjo perduoti tokį video, čia kas atviros patyčios organizuojamos ir valstybinių lygmenių iš žmogaus. Tai čia reiškia Skirmantas paviešino Celofano suėmimą. Čia ne pats Celofanas gyvai transliavo ir sakė, filmuok mane! Tai čia ne Celofanas savo vaikus per live paviešino savo vaikų veidus. Ne, čia Skirmantas, žinai, buvo įlindęs į tą automobilį ten prie Celofano ir Skirmantas, žinai, filmavo ten ir paviešino visą tai. Ant kiek tu turi būti, Dariau, buko proto, kad taip kalbėt. Bet čia dar, žinokit, Darius ne tik buko proto yra, bet ir toliau dar sužinosim, koks jis yra.
čia susidorojimas, tai Skirmantai tau šita tiesa nesvarbi, ar kaip, ar tu dabar darai, sakai, kad tu kovoji su nusikaltėliais, smerki Antaną, jisai nusikaltėlis, jo? Aš irgi smerkiu Antaną Celofaną Kondratą, nes jis yra antivalstybininkas, mano akimis jis yra tautos kiršintojas, jis kiršina tautą. Tai mano akimis Celofanas, kaip jis pats save vadina, ir yra toks tautos šiukšlė. O tu pats, kas toks, tu darai nusikaltimą, tu tyčiojasi iš žmogaus, organizuoji patyčias, ar dabar čia Lietuvoje iš žmonių galima tyčiotis ir tai... Ne, iš žmonių negalima tyčiotis, tačiau jeigu pats žmogus tyčiojasi iš visos Lietuvos, tai iš tokio jau mažiausiai ką galima padaryti ir gerai padaryti gerą šou. Tai, taip, pats Celofanas toks yra, pats Celofanas iš visų tyčiojasi, tai... Iš tokio nepasityčioti, tai tikrai būtų netgi nuodėmė, tai jeigu taip, religiškai, jeigu kalbant. Nėra nusikaltimas. Tai aš manau, kad kada policija kelia klausimą dėl patyčių mokyklose, dėl vaikų patyčių, tai iš vaikų tik negalima tyčiotis, o iš kitų visų galima tyčiotis, ar ne? Pagal Skirmantą taip gautasi. Aš nežinau, savo pozicijos neišsakė šitais klausimais, tyli kažkaip dabar tai prispaudęs. Tyli kažkaip tai prispaudęs. Nieko jis netyli ir netylės, o apie tokias mintis, kaip kad tu čia prisuki, pritempi, tai čia jam tai čia nemotais. Tiesiog iš tų patyčių pats Celofanas jas padarė. Kaip tu, aišku, tu nesuprasi, nes tu esi kitaip mąstantis, tu esi protingesnis, tu esi aukštesnės proto galios žmogus, tai tu jau nesuprasi to, kaip sakant, nepamatysi to Celofane, nes Celofanas yra tavo viešpatis, Celofanas yra tavo lyderis. Kaip tu savo lyderyje pamatysi blogį, tai tu savo lyderį tik tai aukštinsi. Savo uodegą. Ir kai jisai pradeda šnekėti, kad jam tiesa yra svarbi, tai galima pagalvoti, kad Lietuva visa paskendus melo pelkiai, ir atplaukia toksai Nojaus laivas, kuris mus visus išgelbės, parašytas Skirmantas Malinauskas. Tai ten daug jis tokių turi, Tapinas toksai yra, dar toks Šurajevas, bet aš nežinau, ar jisai mane supras, nes ta kalba, kurie jisai kalba, nėra mandagu tikriausiai kalbėti, kaip tiesioginė transliacija, Bet nesuprantama kalba, matai, Šurajevo jam pasirodė. Matai, tiem proruskiam yra žiauriai nesuprantama kalba tų žmonių, kurie palaiko Ukrainą. Aš irgi vienas iš tų esu, tai gal ir mano kalbos jis nesuprastų. Vargu, ar jis matys šį video, bet, sakykime, aš jau esu įsitikinęs kokie 50%, kad jam mano mintis yra nesuprantamos. Mano kalba irgi nesuprantama. Nors aš esu žemaitis, bet kalbu literatūriškai, kad jau suprastų daugiau žmonių, didesnis ratas žmonių, bet jis netgi to nesuprastų, šitas Darius. Garantuotai, kad jis tik tai tą kalbą ir supranta. Taip pat kaip ir tu, Dariau, supranti tik tai marginalų, Celofanų, visokių Lobovų ir kitų, kaip sakant, Lietuvos šiukšlių kalbą. Čia gal daugiau į asmeninę jau žinutę tokią kalbą galima su juo kalbėti, nes kitaip gali likti nesuprastas, kai su juo mandagiai kalbė, jisai toks adekvatus žmogus yra Šurajevas. Taip, jis yra adekvatus žmogus, teisingai. Teisingai pasakei, bent jau vieną šiandien dabar jau žodį iš tavęs išgirdau teisingą darelį, Šurajevas yra adekvatus, o tuo tarpu tu jau man atrodai tikrai nei tą pusę, nei adekvačiųjų, tu į neadekvatų pusę jau man trauki. Ramanauskas, paskutiniu metu dar iššokęs toks buvo su savo pasisakymais Mikutavičius. Ko tam dainorėliui reikia į viešą erdvėlys? Sėdi, dainuoji, viskas tau gerai gaunas, kam tau dabar savo karjerą susigriauti? Karjerą susigriauti, jis kaip tik pasikėlė karjerą. Aš šiaip Mikutavičiaus asmeniškai nelabai mėgau ir ko gero jo nepamėgsiu. Jis kažkoks man visada atrodė toks man nepriimtinas, bet turi gerų dainų, aišku, aš to nesakau, bet kai jis pakalba, taip jau adekvačiai, prieš tos visokius marginalus, tada jis man užsideda pliusą. Mikutavičius užsideda, aš tada jį kažkiek daugiau pamėgstu. Tai Mikutavičius tikrai dėl to nenukentės, jis kaip tik jo statusas kyla, kai jis kalba prieš tokius šiukšlės. Ir ką tu gausi iš to?
tau, Mikutavičiau, koks tau interesas iš to, ką niekaip nesuprantu. Nu, bet vėlgi Nu, čia nu gaila Dariau, kad nesupranti, nu tai matai, tu nesupranti ir viskas, nu tai čia jau tavo problema, kad tu nesupranti, bet vis tiek apie tai šneki, nu tai tas ant to. tavo reikalas. Jeigu tu matai, kad tai, ką tu darai, yra gerai, tai galbūt tai yra gerai, aš negaliu spręsti, ar blogai, ar gerai. Lygiai taip pat ir dėl Skirmanto negaliu. Aš tik tai klausiu, kodėl Skirmantas Malinauskas vieną tiesą viešina, tendencingai nusistatęs prieš Antaną ir jisai tendencingai visą informaciją pateikia prieš Antaną. Tai yra. Nu tai būtent, nes viena tiesa ir ta gali būti. Antanas Kondratas Celofanas yra antivalstybininkas, Lietuvos atlieka tokia, nu, šaiposi iš visų Lietuvos, o jau kad iš jo pasišaipo, tai negalima iš vieno suskelio pasišaipyti, ne? Nu, tai kaip čia dabar suprasti? Nu, tai Skirmantas Malinauskas tai ir daro. Parodo teisingąją pusę. Tokia, kokia iš tikrųjų Celofano pusė yra, tokia jis ją ir parodo. Jis nieko nemeluoja. Tai yra tiesa, kurią aš irgi matau, būtent kaip tiesą. O kas iš Celofano pusės, tai yra viskas tik melas ir propaganda. Tiesa, jisai sako. Bet kada pateikiama kita tiesa apie tai, ką daro negerai. Kietos tiesos būti negali. Jeigu mašina padarė autojo avariją, tai negali sakyti, kad ji nepadarė auto avarijos. Tiesa yra, kad įvyko įvykis auto avarija. Viskas. Tiesa yra viena. Kitos tiesos nėra, kad čia neįvyko nieko. Tai viskas. Policininkai, ką daro teisėsauga negerai. Tada Malinauskui šita tiesa nesvarbi. Jau jisai jos nebeviešina, apie ją nešneka. Tai viskas kaip ir gerai. Tai mušti žmogų yra gerai, jo vaikų akivaizdoje yra gerai, smurtas prieš vaikus iš pareigūnų yra gerai. Nieko nebuvo, jokio smurto nebuvo. Pareigūnai jį puikiai atliko savo darbą pareigūnai. Gražiai, mandagiai ištempė iš automobilio. Smurto nesimatė, o vaikų ir žmonos riksmai buvo ryškiai, kaip sakant, tokie jau įprasti kaip vaidybiniai, bet pats Celofanas prie to privedė. Pats Celofanas neramino, o kaip tik įaudrino vaikus ir gazdino, kad čia tėti tuoj, oi, čia paims ir oi, čia uždarys. Bet teismo toks sprendimas, Celofanas jo nesilaikė, tai viskas legalu, o policininkai labai gražiai atliko savo darbą, labai mandagiai, tai jokių tenais, apart dramos, kurią vykdė pats Celofanas, daugiau nieko ir nebuvo. Galima čia, kodėl tada tėvai negali smurtauti prieš vaikus? Protingesnio klausimo negalėjai sugalvoti. O dabar vėlgi man klausimas, o kodėl, pavyzdžiui, mokyklose vaikai, kada sako patyčios yra tarp vaikų ar ne, policija išbėga ir sako, tai yra negerai. O šitoj vietoj, pavyzdžiui, kai jie viešina Antano nuotrauką ar ne, ir kaip Antano vaikams jaustis mokykloje? Kaip jaustis Antano vaikams, kai jis juos filmuoja pats gyvame eteryje ir viešina? Čia yra teisinga? Dariau, ar čia yra teisinga? Ne Malinauskas, ne kažkoks Šurajevas, ne kažkas kitas stovi su kamera prieš tos vaikus. Pats jų tėvas. Ir kaip į tavo pakaulę tą tokią blizgančią niekas neįeina. Kaip tokia tiesa tau nesimato per tavo protingus akinius. Kaip taip gali būti? Pavyzdžiui, kada tokia nuotrauka viešina ir visur viešos patyčios. Kaip pavyzdžiui TV3 top 3 žurnalistė sako, jog jisai gamtos atlieka. Tai kaip vaikams jaustis? Taip, aš irgi sakau, kad jis gamtos atlieka. Nes jis toks yra, mano žvilgsniu jis toks yra. Jisai dergia Lietuvą. Jisai dergia daugelio lietuvių nuomonę. Mes palaikome Ukrainą, mes norime matyti Ukrainos vėliavas. Aš, pavyzdžiui, esu labai liberalių pažiūrų. Tiesiog aš palaikau ne tik Ukrainą, aš palaikau ir visų LGBT judėjimus, nors pats nesu iš jų rato, bet aš suprantu, kad žmonės, tai yra žmonės, tai yra mano bendrataučiai, lietuviai, ir man nesvarbu jų orientacija, jų lytinės ten reikalai lovose, bet aš juos palaikau, nes jie yra žmonės ir jie turi turėti tokias pačias teisės, kaip mes turime heteroseksualai. Jie nėra nieko išskirtiniai. Su kuo jie miega, čia neturi būti mūsų reikalas. Kada jų tėvą per TV3 kažkokia
Avėpizą išvadina gamtos atlieka. Nu, Tai o ką tu ką tik padarei? Tu ką tik žurnalistę pavadinai irgi. Labai gražiai pavadinai, Dariau. Nu tai, kaip čia kažkas man rašė irgi iš tų adekvačiųjų komentaruose, juokėsi katilas, kad puodas juodas ar kažkas ten panašaus. Nu tai čia čia tas pats. o kas tu tokia? Tai ir dar sako, čia žurnalistai tokie. Tai aš tada jau nežinau, kas čia gali bet kas būti. Parko šlavėjas gali būti žurnalistų tokiu atveju. Jeigu čia tik tai tokie kriterijai, reikia vienintelis kriterijas būti. Nu taip, vienintelis kriterijas yra turėti kamerą ir į ją kalbėti ir po to viešinti visą tai socialinėse tinkluose ar YouTube, štai, bele kur. Nes dabar kiekvienas durnius turi tribūną, iš kurios gali šaukti, klykti, ką nori sakyti ir apie save susiburti savo pakalikų tokių, nu, kaip ratelį. Tai nieko nuostabaus, kad ir tu tą patį darai ir štai, nu tai va, nėra ko kito pasakyti. Silpnapročių. Arba būti Skirmantu Malinausku. Tai vat toks Nojaus laivas atplaukia, ar ne? Ir jisai sako, mus išgelbės iš to melo liūno. Bet tas Nojaus laivas toks be dugno. Ir pirmas turėtų paskęst, ale neskęsta, plūduriuoja. Tai atsimenat, už praeitą vasarą buvo tokia daina, kurią dainavo dainininkai. Jeigu klausit manęs, kokių jie politinių pakraipų ar kokių tenai, sakykim, pažiūrų politinių, tai man tas neįdomu, aš net nežinau. Dainininkas būna tik dviejų rūšių muzikorius. Arba jisai dainuoja taip, muzikuoja, tas jo muzikavimas man patinka, arba nepatinka. Kito kriterijų aš netaikau jam. Su kuo jis miega, apie ką dainuoja, jis arba man patinka, arba nepatinka muzikavimas jo. Aha, nu, biškai pagreitinau aš čia jo tą kalbėjimą, nes baisiai čia jau lėtai viskas, ilgai užsitęs dar su mano čia komentarais, įsiterpimais. Tai, žodžiu, jisai čia pasakė, kad jam nerūpi kitų lobų reikalai, kitų žmonių. Kažin, ką jis pasakytų apie gėjus ir leisbietės, man labai patiktų išgirsti. Manau, kad tai nebūtų jam tada tikrai rūpėtų, kad va, tie jau, o jau tie tai jau tikrai ne. Kaip žmogus jis manęs visiškai nedomina. Nes nei aš su juo draugauti ruošiuos, nei aš su juo susipažinti ruošiuos. O va jo muziką aš galiu arba klausyti, arba galiu neklausyti. Nes jinai man nepatinka. Ir kai man pradeda aiškinti, kad tu neklausyk tokios ar kitokios muzikos, gal neapsikraukit. Jau aš pats nusispręsiu, kokią man tą muziką klausyti ir kokius filmus žiūrėti. O čia ateina ir pasako. Jesus Christ, kokie tavo draugai, jeigu jie tau aiškina, kokią tavo muziką klausyti. Oi, ne, pas mus laisvė, bet tu turi klausyti šitą muziką. Jeigu tu klausysi rusišką, tai tu prieš laisvę. Jo, nekenčiu rusiško popso. Daugelio rusiškų dainų nekenčiu nuo pat vaikystės, aš nemėgau rusiškų dainų. Bet vat buvo tokios kelios grupės, nu, pavyzdžiui, Zemfyra man labai patinka iš rusų dainininkų. Arba Mumi Troll patinka iš rusiškų tokių jau. Nu, dar tie tai jo geri, bet kiti tai... Kokio diplizmo reikia nusiristi, tai vienas dalykas. Antras dalykas, tai va tas Skirmantas Malinauskas, kaip sakau, Nojaus laivas be dugno, bet jis plūduriuoja. Ir kada jisai plūduriuoja, tai man asocijuojasi su viena dainele, ta kaip minėjau prieš 2 metus, kur buvo populiari ir vadinosi Šūdas plūduriuoja. Nu, va, ta asociacija galbūt su Skirmantu būtų gražesnė ir tikslesnė. Man rodos, kur tie dainavo, kad Šūdas plūduriuoja, tai jie yra lygiai tokių pačių pažiūrų politinių atžvilgių kaip aš. Jie irgi už Ukrainą, jie irgi už Skirmantą. Tai šiuo atveju plūduriuoji tik tai tu ir esi be dugno, Darėli. Nes labai jau panašiai plūduriuoja. Ir jam tiesa svarbi. Nu, ne esmė. Esmė ta, kad šitą šiandienos laivą norėčiau galbūt pradėti nuo tokio filmukų, kurie plaukia internete. Kiek tame tiesos, kiek tame netiesos, aš nespecialistas negaliu pasakyti, bet kad jau jai plaukia internete ir žmonės jo žiūri, nu, tai kaip ir aš užmačiau, tai dabar kaip ir noriu parodyti visiems, kas galbūt žiūri mane. Tai man čia reiktų dabar apsukti kamerytę. Nu, pažiūrėkim, ką tu čia parodysi mums dabar, jau labai įdomu. Ir įjungti. Уникальные кадры в расследовании Алексея Кнора. Елена, сенсационное видео, которое американским журналистам удалось снять в горах Колорадо с помощью скрытой камеры, сегодня, пожалуй, самая обсуждаемая новость в Соединенных Штатах. Это географический центр США, гористая местность в 300 километрах от города Колорадо-Спрингс. Именно там расположены потайные тоннели, куда десятки грузовиков свозят огромное количество провизии. На этих кадрах хорошо видно, как фуры одна за другой исчезают в подземелье. Военные втайне запасаются продуктами и предметами первой необходимости. Чтобы снять это уникальное видео, американские журналисты договорились с одним из дальнобойщиков. Он провез репортеров через все посты охраны, спрятав в кузове за ящиками с мясными консервами. Aha. Žodžiu, įrašas iš rusiškos televizijos ar kažkokio tai šaltinio. Ir čia kalbama, kad amerikiečiai kažkur po žeme veža produktus ar kažką tai panašaus, žodžiu, kaip ruoštųsi kažkokiam tai karui
Nu, bet čia viskas iš rusiško šaltinio. Ir tipo sako, kad žurnalistai gavo prieimą, kariai pravežė juos. Oh my god, čia jau iš karto kiek šauktukų atsiranda, jeigu kažkas turi kritinį mąstymą, kaip tai galėtų patekti į televiziją ir kas būtų iš tikrųjų, jeigu vyktų tokie dalykai, kas nutiktų tiem žurnalistam arba tiem kariam, kurie tai padarė. Kokia nesąmonė. Один из водителей на условиях анонимности нашим американским коллегам удалось записать интервью, и вот что он рассказал. Netgi интервью. Да, я уже вторую неделю работаю здесь. Там внизу настоящий подземный город. Мы каждую ночь привозим сюда припасы. В основном это консервы, лекарства и противогазы. Такого количества продовольствия я никогда не видел. You need to have water, you need to have Taip, žodžiu, ir dar interviu pavyko paimti iš to kario, kuris vykdo slaptą tipo operaciją ir po žemę į kažkokį požeminį miestą veža maistą, vaistus, vandenį. Tai žodžiu, jis netgi davė interviu. Slapta operacija, pati slapčiausia operacija, kokia tik galėtų būti, jeigu taip vyktų iš tikrųjų. Ir tas karys duoda interviu slaptai pravežtiems žurnalistams. Eikit jūs peklan, ant kiek tas Darius yra bukaprotis, ant kiek turi būti bukas protas, kad neišmastyti, koks tai yra mastas, kokio masto tai būtų žinios, jeigu tai išeitų į viešumą. Wow, nu čia, eik tu savo. a radio on batteries, and you need to have a flashlight on batteries to make sure that you can survive the first 36 hours. Things like that. That's simple things. But it starts there. The realization that not everything is plannable, not everything is going to be hunky-dory in the next 20 years. I'm not saying it is going wrong tomorrow, but we have to realize it's not a given that we are in peace. And that's why we have the plans. That's why we are preparing for a conflict with Russia and the terror groups. If it comes to it, if they attack us, we're not... Taip, čia video nutrūksta, ko gero. Tai čia yra iškarpa iš kažkokio tai kariuomenės kažkokio tai atstovo. Nu ir jis kalba, kad čia vat, reikia ruoštis karui, jeigu užpultų Rusiją, tai vat, reikia turėti žibintuvėlį, vandens pasiruošus atsargų. Nu jis čia tiesiog, ko gero, viešai publikai visą tai sako, pasakoja kažkur tai vat, per kažkokį tai interviu per nacionalinę galbūt televiziją. Nu ir tai reikia žinoti žmonėms, ką turėti savo Rusiuose ir taip toliau, kad išgyventi kažkokį tai tarpą, jeigu vyktų kažkoks invazija, konfliktas ar kažkas panašaus. O čia, aišku, prie to šito video, kur buvo prieš tai, kur ten vežė visokius ten produktus po žemę, reiškia jau, kad čia vat ruošiasi va tam karui ir jau ten veža viską po žemę, ten vat ir šitas taip pat reiškia, čia taip pat sako, kad būtina turėti visus tos reikalus, va, ir čia viskas taip gražiai sulipdyta, suklijuota. Nu, bet vat čia yra iškarpa. Iš visai kitokio konteksto galėjo būti video ir iškirta pridėta, bet tam Dariui štai, kuris daro tą video, jam yra nesvarbu. Jo, kaip sakant, kritinis mąstymas yra visiškai nulinis ir jis net nepagalvos, kad čia gali būti visiškai du atskiri šaltiniai iš visiškai dviejų skirtingų laikotarpių. Tai, žodžiu, jam tokie klausimai nekils ir jis toliau žiūrės ir tikės tom, ką mato tame ekrane. Nu jo, kažko užsikirto. Nu ir gerai, jeigu užsikirto. Уникальные кадры. Bala nematė, užsikirto, arba ten tik tai tiek ir buvo, tai dabar atsisuksim kamerą. Teisingai, Dareli, teisingai, ten tiek ir te buvo, kiek norėjo ruskiai parodyti tokiems kaip tau bukapročiams, kuriems jau viskas būtų aišku. Jau čia dabar aišku, jau aiškiau būt negali jau. Jau ruskis parodė video iš amerikonų, iš slaptos bazės, kur visi veža maistą, vandenį, vaistus. Ir dar va šitai kažkoks kariuomenės atstovas jau čia pasako, kad reikia va ir tą turėti, kada jeigu ta valanda išmuštų, kad jeigu užpultų, va, jau reikia, jau viskas čia sueina, jau visi galai sueina. Tai jau va tokiam štai žmogeliui jau viskas yra aišku. Bet čia viskas yra kaip tik neaišku ir dar daugiau klausimų kyla, iš kur tie video paimti, kad kaip sumutuot. Ir kai jau čia ruskiai padarė tai čia 100% propaganda. Nu ir kaip vaizdelis, kaip video. Pirmame, kas nesupranta rusiškai, tai pirmame video pasakojama apie tai, kaipgi po žemę kažkur tai Amerikoje veža maisto produktus, kad ten visas miestas po žemę. Rusiškai pasakoja, bet Amerikoje. Kiek tame tiesos neaišku. Antrame video pasakoja jau angliškai, kad jau čia reikia ruoštis karui, jau reikia pasiruošti, nes gali rusai užpulti Ameriką. Nu, kaip Amerika, ne Amerika, greičiausiai NATO. Tai čia jau ką mes ruošiamės trečiam pasauliniam, ar kaip toks įdomus klausimėlis būtų. Nu, jeigu taip dar panalizavus giliau, tai
tas trečias pasaulinis jau neakivaizdžiai netgi vyksta. Tai, akivaizdžiai vyksta, kaip čia dabar neakivaizdžiai. Akivaizdu, ruskiai užpuolė Ukrainą, ten žydai vėl kariauja tai žodžiu, tų karų čia vis nemažėja, o daugėja, tai, ir plečiasi viskas. Tai, galima sakyti, kad tas jau trečias taip ir toks jau ir atrodo, kad būtų trečias. Aišku, dar atominės bombos neskraido, niekur nekrenta, bet aš tikiuosi, kad to ir nebus. Gal išsirutulios ir be jų, nes ne vienas čia nenori, kad pasaulis būtų visas pražudytas. Netgi tas debilas Putleris, manau, dar kažkiek tai žino ir jam bent jau jo aplinka neleistų su atominėm žaisti. Bet gali būti, yra tų valstybių, kaip Šiaurės Koreja, tokie visi tie lyderiai, Kinai irgi tranka ant tos mažesnės savo dalies Taivanio, tai vis čia norėtų pakariauti, bet dar kiti turi to tokio proto, kad gal iki to nedaeiti ir kažkaip kitaip išspręsti tuos reikalus, bet pakariauti nori jau, matyt, seniai tų karų beragavę, visi pamiršę, ką tai reiškia, tai nori, bet tas trečias pasaulinis toks ir atrodo šiuo metu, kad jis gali, dėl to žmonės, aš remiam Ukrainą, kad ji kuo labiau atsilaikytų prieš ruskius ir kad tie ruskiai kuo daugiau nusilptų, kad jų sumažėtų kuo daugiau ir kad jie nekeltų problemų Europai, NATO ir taip toliau. Tai remkime Ukrainą kiek tik galime, nes aš asmeniškai tai darau kiekvieną mėnesį ir nepamiršiu to, netgi jeigu Ukraina laimės karą, reikės ją ir atstatyti ir jai padėti ir vis tiek aš tada ir toliau remsiu ją. Tai tada visos šitos mūsų kovos, visi šitie politiniai žaidimai, visi, sakykime, šitie politikų cirkai jau tampa kaip ir beprasmiai, nes realiai kare politikos nedaug būna, kare politikuoja tik tos pusės, kurios kare nedalyvauja, o visi kiti ten žudosi, taip sakykime, vieni kitus dėl tų, kurie sėdi ir politikuoja. Tai dabar kitas dalykas, ūkininkų streikas, kas iš tikrųjų tas protestas, nes streikas čia galbūt daugiau. Tai tas protestas, ar čia aš kažką nesupratau, ar čia realiai iš tų ūkininkų daro šou ir cirką? Greičiausiai Dariau, tu kažko nesupratai ir aš prisipažinsiu, kad iš pradžių nesupratau. Man irgi, matai, tie visi tokie protestai jau labai yra susiacijavę su visais tais šeimamaršiniais, tais, kuriuo aš irgi nemėgstu. Tai jau aš išgirdau, kad ūkininkai ruošiasi tam savo streikų, jau ten pas mus irgi parduotuvėje štai pirko vėliavėlės ūkininkai, taip toliau, aš jau matau, kad jie tikrai ruošiasi ir aš irgi asmeniškai pažįstu ūkininkų, kuriems patinka tas ruskij mir ir Celofanovą būtent irgi kai kurie ūkininkai palaiko iš mano irgi pažįstamų rato, dalinasi jo video savo Facebooko sienose, tai matau, kad palaiko Celofaną. Tai žodžiu, ir man iš karto tokia asociacija buvo su tokiais ir su ūkininkais, kad suvažiuos su tą savo techniką, ten griaudės, riaumos, visiems darys problemas ten ir taip toliau. Bet jie labai, labai pasirodo žmogiškai padarė. Aišku, buvo tarp jų ten tokių neadekvatų, ten ir vienas su Jėzaus vardu ten vaikščiojo, ten dar kažkas ten, žodžiu, prisigėrė, prisivaidukliavo, bet dauguma ūkininkų buvo labai adekvatus. Ir jie kovojo už savo interesus. Jie nesakė, kad už visą Lietuvą, kad už kažką ten, bet už savo reikalus jie kovojo. Ir dar labai man kas patiko, pasikeitė nuomonė apie tą jų streiką, kai aš sužinojau, kad jie atsiribojo nuo visų šiukšlių Lietuvos, nuo tų visų marginalų, visokių ten Lekstučių, ten Orlauskų, visų ten tų OPTV, tų Janutinių ir taip toliau. Jie atsiribojo, jie viešai internete pasakė, kad šitų jie nepriims į savo tą visą suvažiavimą ir pas juos neis, pas juos su jais nekalbės ir taip toliau. Tai šaunuoliai ūkininkai. Dėl to aš jau iš karto respekto pliusą jiems pagarba ir žiūrim toliau, ką šitas pasakys Dariukas apie ūkininkus. Nes kaip ir, jie atsiriboja nuo bet kokio palaikymo. Tie vadukai, kurie juos veda į pralaimėjimą. Tai taip gautųsi, nes... Kaip tik, jeigu atsiriboji nuo marginalų ir visokių tai šiukšlių, kaip tik tu esi
gauni respektą. Tau nereikia, kad tave palaikytų šiukšlės. Tau reikia, kad tave palaikytų žmonės, kurių yra daugiau nei tų šiukšlių Lietuvoje. Nu, vis tiek aš noriu manyti ir manau, kad ir vis tiek yra daugiau tokių, kurie protauja, kažkiek dar protauja. Nu, pagal statistiką, žinoma, ten yra mažiau tų protingų žmonių visuomenėje, bet aš vis tiek kažkaip noriu tikėti, kad jų yra ir jie tikrai labiau mato, kad kas teršia Lietuvą, o kas iš tikrųjų ją bando mums bent jau gyventojams suteikti geresnį gyvenimą. Tai nežinau, kaip tas Darius čia dabar ką pasakys, pasiklausykim. Laimėti kažką tai paprastai reikia, o jo labiau kovojant su sistema, tai reikia kuo didesnio palaikymo. O juos veda į kovą su sistema. Jie nekovoja su sistema, jie kovoja už savo gerbuvį, kad jiems būtų geriau. Jie čia su sistema jokia nekovoja. Ir sako, kad atsiriboja nuo bet kokio palaikymo. Tai kur juos veda? Ūkininkai tą supranta, ar kaip čia yra? Jie ką su traktoriais galvoja, apars Vilnių ir laimės kovą? Aš ten suprantu, kad ūkininkai sėdė ant Europos finansų adatos, bet politikai irgi, kaip ir jų palaikymas, tai žinot, kaip, kas galės palaikyti ūkininkus? Landsbergių klanas, neisgi palaikyti, nes prieš juos ir protestuoja greičiausiai. Eina kiti politikai. Greičiausiai, ne prieš juos protestuoja, ne prieš juos. Tu nesupratai visiškai, prieš ką jie protestuoja. Jie protestuoja tai prieš tokius nustatymus, kurie jie apsunkina jų darbus. Nu, žinoma, yra ir viena ir kita pusė jau čia, kas gamtos mylėtojai, tie, aišku, ir prieštaraus ūkininkams. Ūkininkams, aišku, būtų patogiau, kad nereikėtų tų ilgamečių pievų ir žolių, ten, žodžiu, klausiausi irgi apie tai. Bet jie ne prieš Landsbergius eina, jie ne prieš sistemą eina. Tu čia visai susipainėjai, žmogau. Tai kam jam palaikyti? Jiems įdomu galvojat ūkininkų rezultatai ir pasiekimai? Ne, jiems reikia PR pasidaryti ant šito. Tai ir eina palaikyti. Tipolė palaiko. PR reikia pasidaryti celofanams tokiems va. Va tie taip jarinasi. Bet tu visiškai to nematai. Visiškai aklas. Nors ir su akiniais. Tai pralaimėjimą. Tai aš manau, kad čia mūsų kiekvieno žmogaus būtų kaip ir asmeninis interesas galbūt palaikytos ūkininkus, prisidėti prie jų palaikymo. Nes žiūrim į kitas pasaulio šalis, kur ūkininkai streikuoja ir kur vyksta streikai, tai va ten tai streikai, va ten tai stiprų, va ten ūkininkai už save pastovi. Ten ir žmonės jos palaiko. Ne politikai, bet žmonės. Tai mes dabar sėdėdami namuose tikimės, kad ūkininkai mums kažką iškovos, greičiausiai nieko, nes padarys iš... Ūkininkai ne tau ir kovoja, ir ne man jie kovoja, jie už save kovoja, kad jiems būtų lengviau ūkininkauti. Visiškai susipainioja žmogus šitas Darius. Jis galvoja, jis prilygina ūkininkus šeimamaršinėms. Ūkininkai nebuvo šeimamaršiniai. Jie kovojo ne už kažkokias tai iškreiptas politinės pažiūras ar kažką. Jie kovojo už save. Jie nesakė, kad už liaudį, mes už liaudį. Ne, jie sakė, kad mes už savo interesus einam. Ne už paprasto žmogaus ten miestiečio ar tokio kaimiečio kaip aš. Jie už savo interesus kariavo, Dariukau. Kada tu suprasi? Cirką, kaipgi viskas vyksta. Padarys iš jų cirką, politikai pasipiarins ant jų, tie, kuriems dabar reikia, kurie jos veda į kovą, o rezultate ūkininkai grįž namo, nieko. Jų niekas neveda į kovą. Jie patys susiorganizavo. Iš kur tu čia tiek svaigsti propagandos melo gyventojo liūno? Politikų niekas neveda. Taip, joks politikas ūkininkų neveda. Čia patys ūkininkai veda save. Patys susiorganizavo, patys veda, joks politikas jų neveda. O čia tai, eiktų savo. Negavę. Ir dar bus apšaukti greičiausiai marginalais. Ar kažkas panašaus. Va, būtent, jie dėl to ir atsiribojo nuo tokių kaip tu, celofanų mylėtojų ir visokių kitokių ten lobų, lekstučių ir janotinių ten. Žodžiu, vat jie tai padarė. Ir todėl jų negalima vadinti marginalais, nes jie yra ūkininkai. Jie yra savo interesų kovotojai. Ne už Lietuvą, ne už visą Lietuvą jie ten kalbėjo. Jie už ūkininkus kalbėjo. Tai ar mes tikrai manom, kad ūkininkai marginalai? Tai nueikit į parduotuvę ir pasakykit, kad žiūrėkit, aš šitų marginalų pieno nepirksiu, duonos aš jų nepirksiu, bulvių aš jų nepirksiu šitų marginalų. Tvarkoj? Tai galite Netvarkoj, nes tu čia viską pritempiai. Ūkininkus pradėjai vadinti marginalais, tu niekšė. Tu esi marginalas, o ne ūkininkai.
Čia tau skauda pažastis, kad ūkininkai atsiribojo nuo tokių kaip šiukšlių kaip tu. Ir nebandyk čia įžeidinėti ūkininkų, nes man žiauriai užverda kraujas, kai tokie šūdvabaliai varo ant tų, kurių visiškai nesupranta. Kartu užsisakyti paminklą, žinot tą anekdotą, kai sako, rusas naujas nuvažiuoja į Apie rusus, žinai, anekdotų mes šiandien nesiklausysim, biški prasuksim gal. jungti ir neprisijungia prie šio protesto, bet jeigu nebus palaikymo, tai jisai bus cirkas, ne protestas. Tas pats buvo su nekilnojamo turto mokesčiu, mitingu to prieš nekilnojamo turto mokestį. Tai dabar panašiai daro. Toliau dabar įdomu pakalbėti būtų, sakau, apie tą visą Antano situaciją Kandroto. Tai, gal kai kiti nesupras, tai pasakysiu jau kaip ir nors man tai jokio skirtumo realiai, žmogus ir pats žino. Tai to didžiojo celofano, celofanas. Tai kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Bet jau ir pastebėjo tokį dalyką, kai niekas nekalba apie tai, koks tas teismo nuosprendis, kad jį nereikėtų vykdyti tokį teismo nuosprendį. Visi sutinka, kad jį reikia vykdyti, koks jis be... Taip, labai teisingai pastebėjai. Aš irgi vienas iš tų, kurie sutinka. Aš jau seniai visur rašiau ir kur tik galėjau pasisakiau, kad tokius šiukšlės kaip celofaną reikia kuo greičiau utilizuoti. Jo negali būti visuomeniai, jis yra kenksmingas žmonijai. Jis yra grėsmė, jis yra kiršintojas, jis toks pats kaip, ne toks pats, bet tokie kaip lekstučiai, tokie kaip lobovai visokie, tie yra, tokių nereikia ant Lietuvos žemės, tokių daug būtų geriau, kad jų čia nebūtų, bet jie yra, kaip sakant, šiukšlina toliau ir šiukšlins, bet gerai, žmonės supranta, pradeda trušiuoti šiukšlės. Būtų ir viskas okei. Nėra protestų prie jokių kalėjimų, prie jokių policijų. Nieko šito nėra. Visi žmonės, kurie jį palaiko, nėra tokie jau marginalai, kaip juos bandė nupiešti heiteriai. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, apie ką visi kalbam, tai dėl to sutarė ir politikai kai kurie, ir valdžia jau pradeda po biškį kalbėti apie tai, kad čia buvo pasityčiota iš jo, smurtauta be pagrindo ir toliau tyčiojamasi viešoje erdvėje, tyčiojamasi. Jau kiek pats celofanas tyčiojasi iš visos Lietuvos, tai iš jo daugiau jau negali pasityčioti. O kad gavo į galvą, tai nusipelnė. Nes jeigu priešinasi pareigūnams, pareigūnai turi teisę ir, kaip sakant, tave pamokyti. Nes jeigu nesipriešinsi, viskas bus gerai, niekas tavęs nelies. Bet jeigu tu ten skerėčiasies ir baisiai ardysies, gausi. Taip ir reikia. Ne tik iš jo, bet ir iš jo šeimos, tai čia normalu, tokie dalykai. Iš savo šeimos jis pats tyčiojasi, jis pats ją filmuoja, pats deda viešai laivus į internetą. Tai kas čia daugiau gali pasišaipyti iš savo šeimos? Ot bukaprotis nesupranta. Kaip atsakys, kada atsakys? Kurgi mūsų, sakykime, teisingumo ministrės pozicija šio klausimu. Atsimenat, kai prasidėjo karas Ukraina, išbėgę buvo tokie visi ir sakė, tai jau čia dabar tikrai turite pasirinkti pusę, kurią pusę palaikote. O čia neturime pasirinkti pusės, kurią palaikoma. Tai kokia pusė? Nesupainiok celofano dramos su karais. Oh my god, ant kiek bukas protas. Aš esu durnius. Bet šitas. Ant kiek bukai masto žmogus, ant kiek neturi loginio mąstymo. Jis celofano dramą bando sulyginti su karu, kuris vyksta Ukrainoje, kur ruskiai puola Ukrainą, okupuoja Ukrainą. Tai jis bando tą sulyginti su celofanu. Celofanas yra skruzdėlės šūdas, niekas, palyginti su tais karais. Slava Ukrainė. Tai pasirinko Nausėdą. Kokią pusę jisai palaiko ir kur jo pasisakė? Nausėda, ką gali pasirinkti Nausėda? Jisai plaukėja kaip debesėlis ir bando būti ir tiem geras, ką jis gali pasirinkti? Bet kažkada sakė, kad ten kažkokiame interviu, ten kažkokie plastikai celofan, tai žodžiu, nepalaiko jis celofano, jau aišku seniai, bet tau matau neaišku dariau. Jo pozicija, kur Bilotaitės pozicija, kur Šipišo pozicija? Jos neturi šio klausimų pozicijos. Kitais klausimais susirūpinę, ne? Kaip uždrausti, pavyzdžiui, racijas žmonėms naudoti, jo. Svarbesnis klausimas, daug svarbesnis. Žmonės galima daužyti vidury gatvės, be jokio teismo sprendimo, atiminėti telefonus iš jų ir tą daro pareigūnai. O racijas žmonėms negalima turėti. Tai aš suprantu, žmogus... Žmonėms. Koks jis yra celofano aklas fanas? Jis celofaną prilygina visiems žmonėms. O aš tai ne žmogus. Iš manęs pareigūnas nėra nei telefono atėmęs, nei kažką tai sudaužęs, nei manęs mušęs. Tai aš irgi žmogus esu, kaip ir daugelis kitų, kurių Lietuvos pareigūnai, policininkai nėra nei mušę, nei daužę, nei ką. Aišku, yra ir tokių, kurie yra gavę, bet jie greičiausiai yra nusipelnę.
Nes jeigu tu kelsi ranką prieš pareigūną, ardysies, tai žinoma, pareigūnas turi teisę gintis, tai žinoma, gausi. Telefoną, jisai, kam skambins, greičiausiai į policiją. Paskambini, va tave muša, ar ne, tu paskambini į policiją, tau policininkas sako, o jūs rašykite į ją policiją. Tai čia kaip turėtų gautis, maždaug stovi, sakai, tam, kuris tave muša. Tu, žiūrėk, gal biški gali manęs nemušti, aš toj parašysiu ją policiją ir tada jau tu mane toliau galėsi mušti, ar kaip čia? Oi, koks šmaikštus palyginimas. Niekada taip nėra. Niekada tu, kai tave muša, tu neišsitrauksi jokios nei racijos, nei telefono ir nepaskambinsi nei policijai, nei ką. Tu jau ginsies arba bėgsi, arba jau kniupščias gulėsi. Tai apie ką tu kalbi? Kaip veikia? Ne, aš negaliu klausti, kaip veikia, nes ko gero jos smegenys iš vis neveikia. Nes kita vertus, nes jeigu pasiskambinsi į šitai policiją, tai atvažiuos, padės. Tai čia tuo atveju, jeigu tave policija muša, tai dadės atvažiavę, o jeigu muša ne policija, tai sušaudys atvažiavę, kaip kad ta moterį sušaudė. Čia viskas normalu. Žinoma, reikėjo ir taip prikišti, ir tą moterį, kuri puolė su peiliu prieš pareigūną. Ir man labai įdomu, ką toks celofano gerbėjas darytų, kaip, jeigu turėtų ginklą ir prieš jį pultų emocijų ir ten kažkokių jau ten visai apimta moteris su peiliu. Kažin, ką jisai darytų? Bandytų ją, kaip sakant, nuraminti? Aš labai norėčiau pamatyti šitą vaizdą, kai prieš jį pultų išprotėjusi moteris su peiliu. Oh well. Sakau, sušaudė dėl, kad 5 šūviais vykdomas sušaudimas. Vienu šūviu gali būti, ar 2 šūviais savigina, bet 5 šūviais tai jau čia sušaudimas. Ir dar tiksliniais. Tai nežinau, ar čia ta prasme verta dar skambinti tokią policiją, kad jinai apgintų, apsaugotų ir padėtų. Nors, kaip sako. Taip ir sako tavo smegenėlės, kad reikia apdergti policiją. Dabar dar šiame video dar reikia padergti ir policiją. Paderg, pasiklausysim. Padėjėjas tai geriausia specialybė tikriausiai šiai dienai, nes kaip gali padėti ant visko, o šitai padeda, moka padėti. Tai kaip įdomu, kokia pati policijos nuomonė, jų veiksmų pačių klausimų, kažkaip tai tyla apie tai. Tai ten Kaip tai tyla? Ką tu čia nusišneki? Yra didžiausias daugybė video, kaip policija pasisako šiais klausimais. Iš kur tu išlindęs esi iš kokio urvo? Tai gal ten biški pasisako. Yra žmonės, kurie iš tikrųjų paėmė ir pasirinko poziciją. Vat Janutienė, pavyzdžiui, ėmė iš karto pasakė, kad jinai prieš tokius dalykus. Nežinau, ar ta prasme jinai visur teisi, ar neteisi, aš neapsiėmu spręsti. Čia laikas parodo, kas teisus, kas klysta. Kai kur aš to nesutinku, kai kur galbūt sutinku, bet galbūt ne visą laiką aš pritariu jos metodams darbo, bet šioje vietoje, kada jinai šie drąsiai pasakė taip aš prieš, tai buvo jos pozicija. Šitoje vietoje aš joje matau žmogų. Ar tai šaudalis, ar ne, bet jinai nelaukė, kol kažkas tai duos nurodymus ir kažkas tai pasakys, žiūrėkit, dabar reikia šitą pusę palaikyti. Tai ir visi bėga ir tada, mes tai visi jau prieš už tai, iš tada išlenda iš Krūmų ir Nausėda ir tada... Kaip įdomiai skamba, laukia nurodymų. Kas nenurodys, ką. O iš kur tu gauni tada nurodymus? Iš kur tu gauni, Dariukau, nurodymus? Aš irgi tada turiu teisę paklausti, iš kur šitas Darius gauna nurodymus? Ir jeigu mano teisė būtų spėti, tai iš kažkokių tai neaiškių rusiškų šaltinių jisai gauna nurodymus, kad dergti Lietuvos valdžią ir palaikyti tuos, kurie eina prieš valdžią, kurie kiršina Lietuvą. Tai jis yra celofano palaikytojas, celofano fanas didžiausias ir jis yra galimai palaikomas arba... kaip čia pasakyti, sėdi ant Rusijos adatos, jo paties žodžiais. Jie išlenda, kai jau matai, kurią pusę vėjas papūs, tai jau būsim geri žmonėms. Ne tada reikia būti gerais. Tu arba žmogus, arba, kaip čia, tie marionetė. Tai žiūrint į Nausėdą, aš galiu pasakyti marionetė, nes jo pozicijos nėra šio klausimo. Ar čia, bet Ukrainos žmonių klausimus, jie labai greitai poziciją savo pasako. O Lietuvos žmonių klausimų, kurio pozicija? Ukrainos klausimas dabar yra labai svarbus. Nes jeigu kris Ukraina, Ruselis įgaus pasitikėjimo, įgaus. Ir tada labai norės jis įžengti į Baltijos šalis, į Europą ir turės pasitikėjimo labai. Bet bent jau aš labai stengiuosi, kad kuo daugiau palaikyti Ukrainą ir siunčiu pinigų, kiek tik galiu. Tai aš tikiuosi, kad tokių žmonių yra daugiau. Aš matau, kad tokių žmonių yra daugiau. Ir labai tuo džiaugiuosi, negalima leisti Ukrainai kristi, nes jų kova yra mūsų visų kova. Ir tokie
bukapročiai kaip šis Darius visiškai to nesupranta. Arba supranta, bet jiems tai yra nurodoma, ką kalbėti. Nerūpi jam Lietuvos žmonės. Nu, ne Lietuvos gyvėliavą bučiuoja šitas žmogus, tai aišku, kieno žmonės ir rūpi. Taigi, vat, toliau apie tuos automobilius, kur čia ruošiasi apmokestinti dabar, tas neapmokestinti, bet atiminėti. Tai kaip čia jums atrodo tokia situacija normalu, ar ne? Kada gyvena, buvo būti su dėduku kaime, ar ne? Kaip ten sako, gyveno kartą, buvo būti ėmė ir numirė. Moralas, nebūtų ėmus, nebūtų numirus. Tai, bet, sakykime, jie dar gyvena, gal ima, gal neima, aš nežinau, bet turi automobiliuką seną, su kuriuo važiuoja galbūt kartą į savaitę į parduotuvę nusipirkti maisto ir dar galbūt kartą į savaitę, o gal ir tuo pačiu kartu vienu nuvažiuoja iki gydytojų, kas jiems praktiškai užtikrina tai, kad jie dar galėtų gyventi šitam pasaulyje. Tiek maistas, tiek gydytojai. Tai dabar ateina valstybė ir sako, vat, atimsim tos visus senus automobilius, iš karto išlaipinsim ir atimsim. O tai ką čia valdžia daro tokiais sprendimais, jie ką nori, tai gal humaniškiau būtų tos dėdukus visus tiesiai į dujų kamerą sukišti, ar nepaprasčiau būtų? Ko gero, tavo nuomonė taip ir turėtų būti. Nu, bet valstybė to nesiruošia daryti, ačiū neegzistuojančiojam. Žodžiu, čia reikėtų prasukti, nes jis dabar, man rodos, čia neįdomiai kalbės. Miestuose gatvės siaurina, kad kuo didesni kamščiai būtų, kad žmonės išliptų iš... Taip, varo ant valstybės, žodžiu, ant valdžios, kad viską daro blogai, kad tik žmogui būtų. Dar pasukime prie... To paaiškinimo aš tam nematau. Kada aiškina, kad gerai grįžtam prie to, kad Antaną pasodino, už ką pasodino? Už tai, kad nesumokėjo ale valstybei mokesčių. Nušvilpė 300 000 nuo valstybės. Plius minus, nesigilinkime į skaičius po kablelio. Bent jau tokie kaltinimai, aš pavyzdžiui nesutinku, tai kiek aš mačiau tą visą bylą, aš nesutinku su tuo, nes aš ją mačiau. Bandžiau suprasti, kur ten logika. Ten yra fuflo polnas ir toks, kad net negalėčiau pasakyti, kad net nelabai protingo, gal tiksliau labai durno žmogaus sukonstruotas. Tai čia apie tą prokurorą, kuris tą bylą klijavo. Nes jeigu bent biški protingas būtų, tai būtų gavęsi biški geriau. Ne, tai kur tu sutiksi? Celofano fanas sutiks, kad celofaną uždaro, nesąmonė, prasukam video. Tai gal tada pradėkim nuo to, kad jau reikėtų pradėti ir kalbėtis apie tas problemas. Nes tai ką mes matom, koks gyvenimas yra šiandien Lietuvoje, kad policininkai taip elgiasi, kad teisėsauga tokia, kad visur... Policininkai ir teisėsauga elgiasi taip, kaip nusipelnai. Jeigu elgiesi prieš įstatymą, ir policininkai, ir teisėsauga darys tai, kad parodys, kad tu neteisingai darai, tu nusižengi įstatymui. Tai nepažeidėk įstatymo ir viskas bus okei. Tas pats Ignitis apgavinėja žmonės ir bando iš jų teisėtai įstatymais prisidengiant ir aferomis nusavinti jų turtą. Tai tokių mes problemų turim bet kurioj srity. Bet kurioj. Atrodo, mokam. Problemų buvo ir bus. Iš už kelius ar ne, bet važiuojam. Tiltai nugriūna, bevažiuojant. Nors mokam. Tai čia kaip gaunasi tokie dalykai. Už gydymą mokam ar ne, bet ten patekti problemėlė gaunasi. Kodėl man nėra problemėlių patekti, aš nesuprantu, čia tik tau. Gal kai tu nemoki, nežinau, kokiais tu būdais ten bandai patekti. Gal kaip koks įprastas marširuotojas ar koks ten riaušių atstovas, gal ir bandai ten per kokius langus brautis ar ką, aš nežinau. Tai tokius, tai žinoma, ten neprims. bet jeigu normaliai eisi, prieš tai susiskambinsi ir susitarsi, tai ir papulsi nurodytų laiku, viskas bus gerai. Elkis kaip reikia ir viskas bus gerai, o jeigu tu nesusitaręs bandai, neprasinešęs ir nesusitaręs su gydytoju, bandai pas jį brautis, tai žinoma, tu neprisibrausi, nes kažkam kitam eilė stovi prieš tave, kuris žmogus yra susitaręs iš anksto. Tai tu žmogau biški turi prisitaikyti prie šio gyvenimo, kuris dabar jau vyksta. Čia nebėra kaip rusiniais laikais, kai kiek eilė būdavo, tiek ir stovėsi. Kiek žmonių bus ateisi poliklinikoje, tiek ir stovėsi. Tai aš puikiai pamenu tos laikus, nes aš esu prie rusų augęs. Tai dabar viskas yra paprasta. Tu pasiskambini telefonu, susitari, tau duotas laikas, viskas, atėjo tavo laikas, palaukiai, kol išėjo žmogus, tu įėjai, viskas. No, man. Mokesčius sumoka pensininkai. Visą gyvenimą žmogus dirba, moka mokesčius, išeina pensiją, jam sako, pensijos nebus, nes nėra pinigų. Ne, jeigu žmogus visą gyvenimą dirba legaliai, jeigu nelegaliai, tai žinoma, tu negausi pensijos. Bet jeigu žmogus visą gyvenimą dirbo legaliai, jis gaus pensiją. Taip kaip ir aš dirbu legaliai, aš matau netgi, kiek aš jau esu pradirbęs stažo ir pagal tą stažą galiu apsiskaičiuoti, kokia bus pensija. Tai no problemos. O tokia Armanauti išeina į televiziją ir sako, tai galėtų žmonės savo dabar santaupasgi paaukoti Ukrainai padėti. Labai, labai gera tema, aš būtent tai ir darau visada, kiekvieną mėnesį nuo savo visų uždarbių skiriu Ukrainai ir
skirsiu visada. Gal ir galėtų, o ar manote, jau savo paukoja santaupas? Ar kas yra? Tai perleisk savo visą turtą ir važiuok padėti Ukrainai. O kodėl? O kodėl aš turiu tai daryti? Juk ne mano šalį užpuolė dabar. Aš palaikau, kaip aš galiu. Aš turiu dirbti, aš turiu darbą, aš turiu pajamas. Ir šitų pajamų, ką aš galiu daryti? Mažiausiai, ką aš galiu daryti. Tai vat iš tų pajamų skirti dalį. Vat ir paremti Ukrainai. Ir jeigu taip darys daugiau žmonių, tokių kaip aš, jiems nebūtina ten važiuoti. Ne visi yra kariai, ne visi moka kariauti. Ne visi yra buvę armijoje ir ne visi su tais ginklais moka elgtis. Aš esu vienas iš tokių, bet aš kiek galiu, tiek remiu. Pinigais. Nežinau, kad tie pinigai, vat, nueis ten ir kažkoks karys, Ukrainos karys, gaus ar šarvus, arba ginklą kažkokį, arba kažkokį tai droną gaus, kurio pagalba nereikės vat, pačiam kariui eiti į mūšio lauką, o tas dronas susprogdins priešą. Tai vat, aš taip juos bandau paremti. Aš tikrai nesu iš tų, kurie ten važiuotų į karą, į Ukrainą, palikęs visą tai, ką aš čia Lietuvoje darau. Ne, bet yra tokių žmonių, kurie taip daro. Yra tokių žmonių ir visa didžiausia pagarba jiems. Jie turi tą karo instinktą, jie nori padėti būtent ten, taip, būtent ginklu, tai jie ima ir važiuoja. Tai aš tik galiu, kaip sakant, lenkti žemai galvą prieš tokius žmonės. Na, o aš, kaip sakant, bent jau pinigais. Kiek įmanoma, ne visom santaupom, aišku, reikia ir man gyventi, reikia ir tėvus paremti ir viso. Tai, žodžiu, reikia tik kažkiek skirti savo pajamų Ukrainai. Nereikia visko, bet reikia, kad daugiau žmonių tai darytų. Viskas. Nu, aš kiek matau, žmonės tai daro. Yra tų adekvačių žmonių, tikrai jie supranta tas problemas ir kiek įmanoma palaiko, tai nereikia nusišnekėti Dariau. Aš kažkaip nematau problemos, ar yra įstatymas, kuris draudžia tą daryti. Tai jeigu nėra tokio įstatymo, tai klausimėlis, tai ko nepadarai pati, bet aiškini, ką turi kiti daryti. Tai rodyk pavyzdį pirmin. Visi, tie, kurie reikia, padėkim Ukrainai. Parodykit pavyzdį, kaip. Ne tai, kad ten 3 eurus ar 5 eurus, bet, žinot, čia procentaliai galima. Oi, 3 eurai, 5 eurai, žinoma, yra gerai. Nu, bet tai yra mažai. Nu, jeigu aš jau paremiu Ukrainą, tai mažiausiai 20 eurų, na, už šį mėnesį, jeigu jau taip atvirai, tai 150 paremiau ir radarom paremiau 50 eurų ir po to dar į Ukrainos elektroninį karį 100 eurų investavau. Tai mano tokios galimybės, kiti gal žmonės turi didesnės galimybės, kiti dar didesnės, o kai kurie mažesnės. Bet ir tie 2-3 eurai ar 5 eurai, tai yra irgi pliusas, jie eina į pliusą. Į tą pagalbą, tai kiekvienas euras yra svarbu Ukrainai, kiekvienas. Ir aš visada agituoju už tai ir savo Facebooko postuose dalinuosi visomis nuorodomis ir savo palaikymu dalinuosi Ukrainai, tai Slava Ukrainai dar kartą. Būtų išreikšti. Vienam 3 eurai, ar ten tie 5 eurai yra labai daug. Ir vertė eurų ne nuo jų kiekio priklauso, o nuo to, kiek jų žmogų, ta prasme, net nežinau, kaip čia dabar paaiškinti protingai. Nu, tas, kuris turi milijonais, ar ne, ir jisai aukoja 5 eurus. Tai tas, kuris turi tik 5 eurus, tai jam yra tie 5 eurai milijonai. Ir kada išeina tokie, nu, nepavadinsi kitaip subingalviais, kitaip nebent nesigauna, aš nežinau. Ir jie pradeda aiškinti, kad jūs padėkit, o patys padėjot. Ar jūs padėjot tikrai? Taip. Aš bandau padėti, kiek įmanoma, tiek bandau ir nereikia čia sakyti, kad milijonieriui 5 eurai yra daug. Jeigu jau milijonierius, tai gal jis ir 5 000 arba 50 000 palaiko Ukrainą. Na, o aš, kadangi esu tik paprastas pardavėjas, nu, man išeina tik 50, 100 ar 20 eurų paremti į mėnesį Ukrainą. Nu, kartais, nu, va taip. Tai priklausomai nuo kokios to mėnesio mano išlaidos. Tai aš irgi, bet visada stengiuosi pervesti bent kažkokią sumą. Jeigu taip darytų kiekvienas, manau, viskas būtų ok ir manau, kad bus viskas ok. Ta prasme, nu, padėjot. Ir ant Ukrainos, ir ant tų, kurie padeda, kurios jūs motyvuojat padėti Ukrainai. Nes kitu atveju kažkaip tai, bet vėlgi, čia tik tai mano nuomonė. Čia nėra ko ant manęs pykti, nors aišku, vėlgi, jūs galit pykti, kam patinka tas pyksta, kam patinka tas jokios. Nu taip, man labiau ima ant tavęs pyktis, nes tu knisi protą, kad pagalba Ukrainai yra nieko verta.
Nes, nu, kaip ir sakiau, tu kalbi už ruskių pusę. Tai, nu, ką padarysi, man ant tavęs tik tai toks pyktis kyla, kad, nu, tu esi irgi prie celofano, prie Lietuvos šiukšlės priskiriamas. Nėra uždrausta ne viena emocija Lietuvoje. Jeigu jūsų pyktis nevirsta į agresiją ir į smurtą susidorojimą ar dar kažką, ką jau draudžia įstatymai, pykit į sveikatą. Jeigu jums nuo to geresnis gyvenimas pasidaro, tai... Nu, čia bent vieną teisingą frazę išgirdau dabar štai iš jo dar, kad galima pykti kiek nori, bet svarbu, kad tas pyktis neperaugtų į fizinį smurtą arba agresiją. Tai mano atveju tas ir neperauga, aš tiesiog papykstu ant tokių snukelių, kurie už ruskius, o prieš Ukrainą, tai man pyktis ima ant tokių. Bet aš ten tikrai neagituosiu ir niekados nesakysiu, kad tokius reikia ten mušti, ar persekioti, ar dar kažko. Ne. Jūs gyvenkit, kaip sakant, žvenkit, bet kodėl jūs varot ant Lietuvos? Jeigu jūs varot ant Lietuvos, reiškia, jums čia nepatinka. Tai o kodėl jūs nepagalvojat apie tokį pasirinkimą, kad jūs galėtumėt vykti ten, kur jums patinka? Tai jeigu jau jūs taip už tą Rusiją einate, tai gal jums ten labiau patiktų, jūs pagalvokit apie tai irgi, taip, nors ir jau, žinoma, jums biški ten su mąstymais yra sunku, bet aš jau jums patariu taip, kad jūs galėtumėt pagalvoti, kad jeigu Lietuvoje viskas taip blogai, visokie klanai, ten Landsbergių, ten jūs esat ten, nežinau, persekiojami jūsų dievukai, celofaniukai, uždaromi į kalėjimus ir tik laiko klausimas, kada jums čia ateis laikas, nu tai gal jūs jau darykit ir išvadas ir, kaip sakant, išvalykim tą lietuvėlę savo norų, kad tokių šiukšlių joje būtų mažiau. Visi ten lobuvai, lekstučiai ir kiti ten tie proruskiai, nu, tegul mauna į tą Rusiją, nu, tai tenais jiems bus šauni, kaip sakant, tegul džiaugiasi tuo raudonoju rytojumi. Bus labai džiaugsios, galės padėti jums. Norit juoktis, juokit. Nu, tai tu padėk savo ir pagalvok apie tai, kad, nu, gal tu čia visai ne toj šaly gyveni iš tikrųjų, nu, tau čia nepatinka, valdžia bloga, visi blogi, visi avinai, visi ten... Žodžiu, tu ne tarp savų esi, tu gali važiuoti, tu esi laisvas žmogus, gali važiuoti tarp savų, žinok, būti ir tu ten būsi nešiojamas ant rankų, tau ten bus labai gerai, tavęs nieks ten nesiūs į karą ir... Mėta, kad mes gyvenam tokiai valstybei, kur... Įmesiu jam 1 centą. Tu turi daryti taip, kaip tau pasakė, norėti to, ką tau pasakė. Man niekas nesakė, pavyzdžiui, ko norėti ir ką daryti. Aš pats renkuosi, ko norėti ir ko daryti, man net nereikia rinktis, aš noriu. Aš ką noriu, tą darau gyvenime ir esu laisvas žmogus, kur noriu, ten galiu važiuoti, kur noriu, ten galiu eiti. Kas man trukdo? Kas tau trukdo? Aš nesuprantu, nu, kur yra stabdis tavo, kas tave stabdo? Nu, gal tave stabdo tas, ant kurio adatos tu sėdi. Sakyti tai, ką tau pasakė, galvoti tai, kaip tau pasakė. Nes tai vadinama nuomonė suformuota tokia. Ir kas ją formuoja? Nu, kad tavo nuomonė yra suformuota, tai jau viskas aišku. Čia jau aiškiau net nereikia nei įrodinėti. Formuoja tokie Malinauskai, Ramanauskai. Kokia ta nuomonė gausis, aš net nelabai įsivaizduoju. Jeigu jie formuoja tokią nuomonę, tai tik to, ką pažiūrėkit, va ten jau suformuota ta nuomonė, ką jūs ten matot. Tik to, ko nežiūrėsiu, net neturiu šitos programos ir nežadu instaliuotis. Man užtenka ir YouTube'o, tai pilnai jame yra informacijos ir daug geresnės negu kažkokiame tik tokia. Patį ten matau. Tai aš ne nuomonę matau, aš ten matau avių bandą kažkokią tai, kuri, žinot, koks įdomus yra faktas toksai apie avis. Avis visą laiką eina bandoje, bet tik piemuo žino, kur avis veda. Jeigu ir viena avis kokia nors surauga. Na, tai ar ne apie save čia ką tik pakalbėjai? Celofanas, kas tau yra? Dabar pagalvok, taip biški įjung savo smegenis visų pajėgumų, kiek gali įjung, kad jos garuotų. Kas yra tavo piemuo? Celofanas. Celofanas yra tavo piemuo. Kas yra avis? Kas yra avis? Tu esi viena iš avių, kuri bandoje seka celofaną. Nu tai piemenį. Celofanas lygu piemuo, avis lygu tu. Ar taip sunku suprasti tai? Pabando rauti šoną, ar ne? Tai kitos avys paskui ją nebėga, nes jos eina paskui bandą. Bet piemuo veja bandą ten, kur reikia. Ir panašu, kad mūsų atveju tai mūsų veja. Ir panašu, kad celofanas tave gerai
Gano, labai gerai. Skerdyklą, kaip avis. Bet ir visi grupelė, vorelė išsirikiavę ir eina bliaudami be. Tai va toks tas palyginimas būtų. Jeigu kažkuris paeina į šoną, pabando eiti į šoną, Labai, labai teisingas palyginimas, taip. tai Antanas pabandė pasakyti, kad ne ten einam. Ne tuo keliu ir ne tie prioritetai, ne tos vertybės. Nu, tai va jau jisai eliminuotas. Jeigu kažkam žiauriai skamba pasodintas, paslėptas ar ne, tai tada eliminuotas, taip sakykime, eliminuotas nuo galimos ir stipriai galimos, ta prasme, konkurencijos klano. Konkurencijos iš celofano. Taigi jis nulis. Tik tokie avinukai kaip tu jį gali remti, kurie neturi proto, kurie neturi loginio mąstymo. Jie tik tai gali eiti pagal tą piemenį celofaną. Bet tai yra mažuma, tai yra tokia mažuma, kad tai yra tiesiog juokinga bandelė, bandukė, tokia bandžiukė avinukų. Oh, kaip miela. Keliamiems prezidentams, bet vėlgi, nu, čia kaip pasakyti, jeigu nebijotų, bet man tas prasilenkia irgi, ką jūs čia nieko, čia jūsų mažuma, čia jūs, ta prasme, kokie čia jūs nieko, Aš ką tik tai pasakiau, geras. pakilsi čia jūs marginalai, tai kam tada traukti, kam tada tokiais būdais paslėpti? Tai jeigu jau jūs Nu, tokie, niekas ir neslepia, būtent, kad niekas neslepia. Tas Kondratas prisidirbo, jau seniai buvo prisidirbęs, tai ir uždarė, buvo nusikaltėlis, yra nusikaltėlis, tai jis ten, kur nusikaltėliams vieta, ten ir dabar yra. Čia juk jį teisė visai ne už tai, kad jis eina į prezidentus ar ten dar kažką. Jis bandė išsisukti, eidamas į prezidentus, manė, kad čia susigaus politinė neliečiamybė. Nu, ne, čia yra kvailo žmogaus mąstymas. Antanas irgi, kaip sakant, koks be būtų tavo PMO, bet jis yra durnius. Nu, tai taip ir durnai gavosi. drąsūs ir žinot, kad čia mes nieko neverti, tai tada kam taip elgtis su žmogum? Matomai, tai yra priešingai. Žinot, kad reali grėsmė iškylo jums, tai dėl to tokie... Oh my god, grėsmė. Iš tokių kaip jūs grėsmė. Nu, baikit juokus, arba juokinkit toliau. Labai smagu. Tai ir metodai, nes kitu atveju nebūtų tokių metodų. Nu, juk aš neimu skėčio, jeigu Gedra... O jezau, jo tie palyginimai vaikiški. Skėčius ar prieš kitus klano atstovus, kuriems neįtiko, jie jį paslėpė į kalėjimą, tu dabar atliksi biškį bausmę, bet čia vėlgi atlyginimą tai jam moka. Tai kaip čia taip gaunasi? Tai jeigu tu kalėjime sėdi, tai tu esi draustas valstybės lėšomis, ar ne? Nu, PSD, pavyzdžiui, nereikia kalinimų mokėti. O tai kaip Gapšio atveju? Tai jis dar atlyginimą gauna, jam įdomu iš atlyginimo PSD išskaičiuoja ar ne? Nesgi už jį dabar kalėjimą. Jesus Christ, Jisai nu net ir kodėl sėdėdamas kalėjime, toks toliau vagia durnas pinigus. Bet nusišnekėjimas, visiems griauna, skaldo, naikina. Kiek valdant šitiems yra jau iš Lietuvos išvažiavusių ir emigravusių žmonių? Nu, ne vienas. Net ne 5, ne 3. Tai jie toliau tą daro. Nu taip, jeigu kam nepatinka, tai ir išvažiuoja. Tai aš nesuprantu, kodėl tu dar čia sėdi, jeigu tau nepatinka. Kodėl tu save taip privartauji? Ar tu ką nors iškovosi čia, ar tu eisi į celofano vietą? Nemanau, per skystas esi visai. Celofanas bent jau antiek buvo durnas, kad nebijojo viešai varyti. O tu čia ką, čia kambarėlį užsidaręs pakalbėsi, nu ir vėl. Tokie kaip aš, kaimiečiai į tave sureaguos. Nu, ir viskas. Nu, tai čia tik šou padarysiu, aš iš tavęs ir viskas. Nu, kaip pats celofanas iš tavęs darėsi šou ir kiti jie žiūrėjo vien dėl to šou. Tai va, ir iš tavęs tik toks šou ir visuomeniai tiesiog tie, kas žiūrės šitą filmuką, keletą žmogeliukų, nu, tiesiog parodysiu, kad va, koks bukas protas pa žmogų yra. Nu, tiek. Ir kaip jūs, kas jūs gali sustabdyti? Išėjęs vienas, nu tai va išeik, pabandyk sustabdyti. Yra toks labai geras. Nu va, labai geras, bet kodėl tu neini, vat? Kodėl tu kalbi, kad išėjęs vienas nieko nepadarysi? Nu tai tu išeik prie to celofano ir būk. Nu tai kodėl tavęs nėra? Kodėl tu nebūti savo visų avinų bandos ir nebandai būti piemuo? Nu tai pabūk tas piemuo, sakyk, tai eikite su manimi žmonės ir aš jūs išvesiu į šviesų rytojų. Nu tai daryk žmogau, nekalbėk, o daryk. Jūs visi tokie, va tie marginaliukai, va tokie ir esat, kad kalbėt, bet nieko nedaryt. Tik pakalbėti. Parodyt savo avelėms kitoms, kurios žiūri, oi, šitas žmogus kaip teisingai kalba. O iš tikrųjų tai šūdus kalba. Kalba, kad reikia daryti, bet nieko nedaro. Nu tai tuščia vieta. Anekdotas, žinot, kaip sako... O anekdotus prasukinėsim šūdas. Darbuotojas nepuls prieš tuos, kurie vieningi yra. Nebent tas priešas labai labai stiprus yra. Ir gerokai stipresnis už tuos vieningus. Bet jeigu patys susiskaldę, tai priešas
net nepuls, jis ateis ir pasims tą, ko nori. Mes patys save užpulsim. Aha, teisingai. Tai va tokie kaip tu ir skaldo. Tokie kaip celofanas skaldo. O, tokie kaip Lekstutis skaldo. Nu, va tokie jūs skaldot. Nu. Nu, tai va tokie ir skaldo. Ir Rusijų įžengęs į Lietuvos teritoriją, jūs būtumėt tie pirmieji, kurie prisijungtų prie ruskių. Ir sakytumėt, va tas yra prieš ruskius, va tas yra prieš ruskius, va tas yra prieš ruskius. Aha, va. Visi Malinauskai, visi Ramanauskai, nu, va. Visokie ten, ja, tie yra prieš ruskius, juos reikia pirmiausiai eliminuoti. Va, aš žinau, kur jie yra, einam parodysiu. Va tokie jūs ir būtumėt. Va tokie jūsų vieta yra. Dėl to jūs ir esat Lietuvos šiukšlės. Atrodo toks vaizdas, kad mes, atrodo tie patys lietuviai, ta pati tauta, bet kai pradeda aiškinti, tai tu važiuok į Rusiją. O ko tu nevažiuoji į tą Rusiją? Kur aiškini? Tai važiuok. Ar neįleidžia ten tavęs? O, kaip teisingai. Aš ką tik, prieš keletą minučių tai pasakiau. Aš esu tas, kuris neaiškina, kad tau važiuoti į Rusiją. Bet aš gal patariu tau, kad jeigu tau ne taip jau gerai toj Lietuvoje, tai gal tau geriau tenais, nes tu tenais jau ten taip jau labai aukštini tuos ruski mir. Nu tai gal ten tavo vieta, tiesiog tu pagalvok apie tai, jau aš antrą kartą tau tai kartoju. Nu tai aš tau neliepiu, aš tau nesakau nieko, bet jeigu jau tau sunku ir jeigu jau esi toks protingas, tai pamastyk, gal tau būtų lengviau tenais, nu tai tiesiog tik tiek. Sakyk, jeigu ką, gal kas nors padės, kreipkis pagalbos, visą laiką galima sulaukti. Turi savo namus, tu turi savo gyvenimą, turi savo kelią, gyvenk. Kam tu aiškini kitiem, kaip kiti turi gyventi? Kiekvienas mes gyvename tam ir buvo laisvė ir demokratija, bet šita demokratija... Nu va, ar bent prašviesėjo protas, ar kas čia dabar, kokia dievo apvaizda tave apšvietė? Nu taip ir yra. Man čia patinka gyventi, aš ant valdžios nevarau, žinau, kad jie nėra tobula, žinau, kad jie daro klaidų. Bet tai nebus niekados tobulos valdžios, kuri įtiktų visiems ir nedarytų klaidų. Visada valdžia bus su klaidom ir kažkam neįtiks, bet reikia biški turėti loginio mąstymo, kad tai yra normalu, toks yra gyvenimas. Gyvenimas nebus utopija, kur niekur nebus klaidų ar kažkokių ten klaidų. Tai nesąmonė. Tai, bet nereikia tos valdžios visiškai nurašyti ir paversti jos kažkokių tai driežažmogių ordą ar ten kažkokių tai Landsbergių klanu. Tai, kada pasakysi. Pratė išsigimė. Šita laisvė jau seniai numirus. Ir kada tavo ateina į tavo namus ir aiškina, kurioje vietoj tu turi baldus susistatyti ir kaip, tai čia jau nėra normalu. O viešpatėliau neegzistuojantysis, kas tau taip padarė dabar? Kas tau išdrįso aiškinti, kur tau baldus susistatyti? Kur taip gali būti, aš nesuprantu. Kodėl pas manęs niekas neteina ir man nenurodo, kaip mano baldų perstatyti? Kodėl pas mano bendradarbius, pas mano draugus, pas mano giminaičius niekas nėra atėjęs iš vyriausybės ar iš kažkur ir nurodęs, kaip perstatyti baldus? Tiesiog be žodžių. Yra normalu, kai buvo supriešinta visa tauta per tą vakcinaciją. Giminės susipyko. O pasikeitė kas nors. Mirė ir tiek. Taip. Biškį atrušiavom, kas giminėse yra bukapročiai, kas tarp draugų yra bukapročiai. Biškį atrušiavom. Kas eina prieš mokslą, kas pasitikė visokiais piemenimis atsiradusiais internete. Ir supratom, kas neturi to loginio mąstymo, kritinio mąstymo stoka, pas ką yra, labai gerai atsisėjojo tie. Ir viskas dabar aišku, tai jau ko daugiau. Ir tie, ir vakcinuoti, ir nevakcinuoti. Tai gal palikti reikėjo tą klausimą apsisprendimą žmogui, ar jisai nori, ar nenori. O dabar maždaug, žinot, su tą vakcinom kaip buvo. Vienas geria, o kitas negeria. Ir tas, kuris negeria, tam, kuris geria, sako, jeigu tu gersi, tai aš pagiriosiu. Tai kaip čia taip? Tai su vakcinom tas pats buvo. Visiškai nelogiškas palyginimas. O ko gero buvo taip. Kurie ėjo prieš mokslą, kurie buvo bukapročiai, kurie klausė tokių Facebooko ir YouTube'o piemenų, kurie sakė, oi ne, čia jūs sučipuos, čia jūs išmirsite, jums 2 metai duoti. Lobovas irgi taip pat agitavo. Jūs tau 2 metai skirti, tu mirsi čia po 2 metų, pamatysit, jūs dar paminėsit mano žodžius, jūs... O kodėl aš nemiriau? Aš asmeniškai ar 3 ar 4 vakcinas esu susišovęs. Ir štai šneku toliau. Mano giminaičiai, mano draugai, tie, kurie adekvačiai mąstė, susišovė po 3, po 4 vakcinas. Visi kol kas gyvi, ir... O ką?
O tie, kurie nesusišovė, vat jau kita istorija. Apie tą istoriją jau aš kitaip kalbu. Jau gaila tų žmonių, kaip sakant, jie jau daugelis jų anapus. Nu, tai būtent per tą pandemiją pasiklausė va tokių piemenų YouTube'o ir visokių ten Facebook'ų, išsigando žmonės, neėjo klausytis ten, kur protingai kalba. Nu ir pagalvojo, kad skiepai yra nuodai, nu tai ir nesusileido, kaip sakant, nesiskiepijo. Tai kiek istorijų aplink mane yra tokių, kurie dabar sakytų, kas atsuktų laiką, tai būčiau visą šeimą suvakcinavęs ir būtume iki šiol visi gyvi. O dabar viskas, kapuose žmonės. Supriešinimas buvo, tikslas buvo supriešinimas, nes jos tos... Tikslas buvo apsaugoti kuo daugiau Lietuvos žmonių, pasaulio žmonių, nes visame pasaulyje vyko vakcinacija. Reikėjo išgelbėti žmonės, išgelbėti dirbančiuosius, kurie dirba, kurie išlaiko valstybės ir taip toliau. Niekas nenori numarinti piliečių savo šalies. Čia būtų kvaila, nes tie dirbantis piliečiai ir išlaiko visą šalį. Kaip tau tai neateina į tą buką pliką galvą? Kaip tau tokia mintis neateina, aš nesuvokiu. Niekas nenori išnaikinti darbo liaudės. Aš pats esu ta darbo liaudės. Aš moku mokesčius. Ir aš išlaikau tą valdžią, už kurią, aišku, ir balsuoju. Tai sakyti, kad čia yra bandymas naikinti, sukiršinti ar dar kažką daryti. Tai yra toks durnas pasakymas, toks nemąstantis pasakymas, aviniškas pasakymas, dar kitaip išvertus. Tos vakcinos jos nepadarė nei teigiamų, nei gal dėl neigiamų nežinia, čia laiko reikia, kad praeitų. Tik tada bus aišku. Kiek dar reikia laiko? Jau ko gero 2 ar daugiau metų praėjo. Jau lobavo visos pranašystės, kad vakcinuotieji mirs visi po 2 metų. Ten jau turėjo seniai įvykti. Bet ne, jos neįvyko. Ir kas bent kiek pasidomėjo tomis vakcinomis ir aplamai vakcinavimu, juk jau žinome seniai, kad tos vakcinos iš vis kelių parų bėgiai jų net nebeina aptikti, jos yra jau seniai pasišalinusius per šlapimą ir per prakaitą ir per viską, ką žmogus šalina, per tą pasišalina. Ir lieka tik tai ta nuotraukėlė, kurią, kaip čia vaizdingai sakant, ta informacija lieka tik tai tokiu lygmeniu, kad mūsų imuninė sistema žinotų, prieš ką kovoti. Prieš ką kovoti, būtent prieš virusą tą. O jie mano, kad ten kažkokie nuodai lieka. Oh my goodness. Bet ar buvo jų kažkoks tai poveikis ar ne? Europoje jau pradeda lysti duomenų, kai... Taip, buvo poveikis, aš pats tą poveikį pajutau. Biški Lietuvoje jos dar slepia, bet vėlgi kalbėti apie tai čia galima, čia nuomonė yra, čia nėra, sakykime, kad aš nežinau. Ne, čia yra ne nuomonė. Vat būtent, kur tu klysti, čia yra ne nuomonė. Čia yra reikalas, čia yra būtinybė, čia yra pareiga. Pareiga apsaugoti save ir savo artimą. Nes nesiskiepydamas, tu numoji ranką ant savo artimo, ant savo draugo, ant savo bendradarbio. Nes būtent tu užsikrėtęs eisi su juo dirbti, bendrauti, gyventi. Ir tu jį užkrėsi. Tavo dėka jis užsikrės. Jeigu tu būsi nepasiskiepijęs. Aišku, skiepas nuo ligos neapsaugo, bet jis labai sumažina tą riziką. O riziką reikia mažinti. Prie kiek įmanoma mažesnio to rizikos skaičiaus. Tai būtent vakcinavimas tai ir yra. Gali būti teisus, čia laikas parodys. O toliau kas eina? Toliau eina, sakykime, supriešinimo faktą. Mes žinome, kad tai buvo. Kad pačios vakcinos, ta prasme, padėjo kažkaip tai. Paprasta yra. Paimkit bet kokią lygą, jinai iš pradžių stipriai būna, paskiau silpsta, virusai irgi taip pat. Tai ne vakcinos jiems įtaką padarė. O tai kas padarė? Jeigu čia būtumėm laukę, kol natūraliai susidarys mūsų organizmuose antikūniai, tai čia būtų tikrai pusė pasaulio iškritę. Kaip tu nesupranti, kad vakcinos yra visa to pagreitinimas? Pagreitinimas kovos prieš tą bakteriją, prieš tą virusą. Tas yra žiauriai didelis pagreitinimas. Ir jis tiek apsaugojo žmonijos, kad o tavo mąstymas visiškai to nesupranta.
Trumpas kaip tik gal paslaugą meškos padarė, kurią laikas mums parodys, nes dabar tai mes to nežinome. Matome, kad tie pasiskiepinę žmonės jau. Ir dabar mes kaip darom? Mes kaip sprendžiam klausimą? Vieni su kitais, vakcinuotus su nevakcinuotais toliau priešinam. Nes realiai, ta prasme, mes matom galimai, kad tie, kurie nesiskiepino, jiems niekur neatsitiko. Jie mirė ir tie. Bet dabar mes kaip toliau sprendžiam klausimą? Problema yra, kad tiems žmonėms, kurie pasiskiepino, daugeliui jau yra, ta prasme, blogiau darosi. Ar tai nuo vakcinų, aš nežinau, bet kažkaip sutapimas tada, skiepintas, ar ne? Tai vietoj to, kad mes... Vėl, matai, nežinau, kažkokių mokslinių tyrimų nėra, ta prasme, tai įrodančių, kad čia nuo vakcinų kažkas kyla, bet aš manau, kad taip yra ir aš pakalbėsiu. Ir tie, kurie avelės manęs klausosi, jie irgi tuo patikės ir vėl toliau bus antivakseriais. Žiūrėtume, kaip galima padėti tam žmogui, kaip galima išspręsti tą problemą. Ne, žiūrėk, kaip dabar gerai, bet aš tau sakiau, durnelį, ir tau bus geriau nuo to, kai jis numirs. Ar palengvės gyvenime, vietos gal daugiau atsiras. Būtent apie tai ir kalbėjau. Apie tai ir kalbėjau, kad pasikalbė su tai žmonėmis, kurie buvo nesiskiepėję ir kurių mirė tėvai ar vaikai ir dabar jie visiškai kitaip galvoja. Jie tiek persivertė žmonės, bet, aišku, pavėlavo. Aš nežinau, kvaila. Mano manimu yra kvaila. Lygiai taip pat bet kurią problemą įman, kuri skaldo, kur yra skaldimas, supriešinimas, tikslas yra griauti, nekurti. Tai jeigu mes turim tikslą griauti savo valstybę, savo gyvenimą. Taip. Būtent tavo tikslas, gal tu to ir pats nesupranti, o gal ir supranti, nežinau, bet tavo tikslas ir yra skaldyti ir griauti. Skaldyti ir griauti visuomenę, bendruomenę, Lietuvą. Tai kam tada pasako tokias pasakas, kam ten eiti tos mitingus ir į šitą įminėjimus visokius sausio 13 ir daryti kažkokį šou, cirką, kur mes ale kūrėm. Tau sausio 13-osios minėjimas buvo cirkas, ane? Tai viskas aišku. Su tokiais suskiais viskas yra aišku. Jiems, matai, sausio 13-osios minėjimas yra parodija tik tai kažkokia. Jiems visai kaip tame istorinėme tarpsnyje negyvenė. O pagal amžių atrodo, kad jis tikrai tenais tuo tarpsniu gyveno, bet kaip jo iškreiptas yra mąstymas, ant kiek, kad jis nesupranta, kaip buvo sunkiai atgauta ta nepriklausoma Lietuva. Ir jis sako, kad čia tas sausio 13 minėjimas yra tik parodija kažkokia. Kaip tokį žmogų gali pavadinti kitaip negu šiukšlė Lietuvos? Kaip gali apsiversti liežuvis tokį žmogų vadinti kažkokiu tai, nežinau, žmogaus pavadinimu? Čia yra šiukšlė. Lietuvos šiukšlė, nežinau, kaip kitaip pavadinti. Mūsų vaikams liks ir visą kitą. Jeigu mes sakom, kad kūrėm, bet abiem rankom ir kojom greunam. Tai čia kur ta logika, aš nesuprantu. Čia reikia labai protingų būti, kad... Būtent. Liktai nereikia būti protingų, aš irgi nesu protingas, esu paprastas kaimietis, bukaprotis, durnius, bet kažkaip vis tiek man dar eina iki galvos, kad kur yra svarbus dalykai. Ir kur yra tokie piemenys su savo nesąmonėm, kaip tas šitai. Aš nežinau, iš kur, kaip, bet aš niekados nebuvau ir nebūsiu protingas. Bet kaip aš džiaugiuosi, kad aš vis tiek kažkiek dar turiu to supratimo, aš nežinau. Galvoti ir pastebėti tos skirtumus. Jau vemti verčia nuo tokių nesąmonių. Jeigu kūrėm, tai reikia apsispręsti. Ne, įlipa į autobusą, kaip sako, beždžionė įlipa į autobusą, autobuse parašyta. Į kairę gražūs, į dešinę protingi. Beždžionė stovi per vidurį, sako, nors persiplėšk. Tai pas mus tas pats dabar yra, nors persiplėšk. O Jėzau, koks. Tai kam to reikia? Kas čia ir ką laimės šitoj beprasmiai kovoj ir tam beprasmiam skaldymėsi? Laimės valdžia, nes... Ne, skaldime laimės rusai, nes jiems labai yra aktualu čia suskaldyti Lietuvos visuomenę. Ir tokie kaip tu labai tam padeda. Mus susiskaldžiusius, nevieningus, labai patogu valdyti. O sugalvoja naują mokestį. Pist. Vieni cypia, kad nepatogu, kiti, tai jūs durneliai, jūs nevakcinuoti, maždaug vatnikai, ar kaip ten, marginalai. Bet mokestį moka visi. Aš dar suprantu tos, kurie galbūt prisidėjo prie to mokesčių įvedimo ir iš jo gauna naudos. Tai tada taip, aš suprantu tą dalyką. Bet tie, kurie, sakykime, neprisidėjo, bet tik tai dėl savo kvailumo palaiko tą pusę, tai kiek jau tų mokesčių yra, kiek dar jų sugalvos. Taršos mokestis... Mokestis žmogui visada yra toks, vėl daugiau pinigų nuskaitys iš mano sąskaitos ir iš mano algos. Bet iš kitos pusės, kai matai, kad tie pinigai yra svarbus tam reikalui, ant kurio yra renkami, tu supranti, kad tai yra neišvengiama ir reikia palaikyti. Ar dabar kariuomenė? Dėl kariuomenės koks mokestis būtų įvestas. Aš tikrai neprieštaraučiau. Aišku, kaip man visai neblogai tų pinigų būtų, kad nenuskaitytų, bet jeigu bus tas mokestis kažkokiai kariuomeniai didinti ar paremti, ar kažkaip daugiau ją apšarvuoti, daugiau apginkluoti geresniais ginklais, apsaugą ir taip toliau, aš tikrai tą mokestį
mielai mokėčiau. Mielai mokėčiau. už taršą, ar ne? Ir paskiau kitas mokestis tam taršos mokesčiui. Čia kas per gliukos, tai arba yra taršos mokestis vienas, arba ne. Ignitis pavogė, ESO pavogė ne iš žmonių 160 milijonų. Kaip įdomi šnekama yra. Nu, davai supaprastinkim visą temą. Pavogė ne iš žmonių juk, o iš verslo didžiąją dalimi. Vat sėdi žmogelis vienas, per mėnesį sumokėjo kokie ten 30 ar 40 eurų už butą, ne? Už elektrą savo, ten jam tiek skaitliukas prisuko. Tai kiek tokių žmogelių reikia apvogti, kad pavogti tiek, kiek pavyzdžiui koks nors Vilniaus ar Kauno troleibusų parkas. Nu, ir ar neišaiškėjo ta tavo vadinamoji vagystė, ar jinai neišaiškėjo, ar jinai dar tebėra paslėpta? Nu, viskas yra aišku. ESO tai pripažino, viskas yra juodo ant balto, viskas yra matoma, aš tai žinau, aš pats mokėjau tą didesnį mokestį, nu ir ką. Ir vis tiek liko pinigų ir Ukrainai paremti, ir tėvams paremti, ir pačiam savo. Ir savo hobiui išvystyti. Nežinau, o kur problemas? Aš gyvenu toliau taip, kaip gyvenęs. Man turiu darbą ir man pinigų netrūksta. Tai jeigu pinigų trūksta, tai gal padirbėk ką nors, gal susirask darbelį. Oi, kaip negaliu tokių klausytis. Ta prasme, naudosiu tiek, kiek man jo reikia. Ašgi negaliu jo vamzdžiais pats kažkaip tai žemės įsitraukti. Tai perku iš to, kuris parduoda. Ir ką jisai čia kaip į parduotuvę, nueini batoną nusipirkti. Nuėjai, padėtas batonas euras, pirksi už eurą. Arba bus 2 eurai, tai mokėsi 2 eurus. Arba liksi neėdęs, labai viskas paprasta. Tai ir su vandeniu tas pats. Tai vat moki ir pavyzdžiui, kada 10 metų moki už tai, visą laiką viskas būna čiki-piki. Paskui vieną mėnesį negauni sąskaitos. Ir vietoj sąskaitos tu gauni iš skolų išieškotojų skambutį, kad tau perdavė skolų išieškotojui. Sakau, tai kaip turėjo, sakau, tokia teisė perduoti mano duomenis jums, sakau, tai sako, mes nežinome. Čia jau bet jūs, ta prasme, mes nesiaiškinsim apie savo asmeninius reikalus, gal toliau prasukim. Iš savų vagia. Aš nesakyčiau, kad ten rusų kompanija tada. Jeigu jūs visą laiką sakot, kad okupantai čia, žinot, koks skirtumas, kada okupantai buvo 50 metų okupavę Lietuvą ir jie tyčiojasi, ar ne, iš lietuvių vengia ir visa kita. Jo? Tai mes bent žinojom, kad tai daro okupantai priešai. O dabar mus 33 metus dalbalina savi landsberginiai. Tai jeigu mes sugebėjom nuo okupantų apsiginti, tai man kyla klausimas, kas atsitiko ir kas mums tokio gyvenime nutiko, jeigu mes savų nesugebam į vietą pastatyti. O tau nekyla klausimas, kas iš tų okupantų visą Lietuvą ištraukė? Tau nekyla toks klausimas, pavyzdžiui. Ir ar ne tie, kaip tu vadini, landsberginiai? Būtent šiuo atveju pats maestro Vytautas Landsbergis. Ar ne jis buvo tas pagrindinis, kuris visą tai darė? Ir kaip be būtų baisu, jis tai padarė. O tu dabar pili pamasgas ant jo ir vadini visą jo šeimą, kaip suprantu, kažkokiu tai klanu. Tu rodai didžiausią nepagarbą žmogui tam, kurio dėka šiuo metu esi laisvas. Ir varai ant tos valstybės, kuri šiuo metu yra būtent dėka to Landsbergio laisva. Nu, aišku, ten buvo ir daugiau tų gynėjų, bet, Landsbergis buvo tas pagrindinis vis dėlto tada. Ir tu dabar šiukšlinai ant jo. Ir kaip tavęs nepavadinti šiukšlė? Neįsivaizduoju. Tai reiškia, okupantai iš mūsų tyčiotis negali. O savi tai prašom, kiek norit. Tai čia normalu pas mus taip, ar kaip čia gaunasi? O kodėl, pavyzdžiui, iš manęs nesityčioja tie savi? Kodėl, nežinau, aš nesuprantu, kodėl aš tų patyčių nejaučiu? Ir kodėl nejaučia tų patyčių daugelis kitų? Kodėl tas patyčias jauti tik tu? Gal tu pagalvok, gal su tavim kažkas negerai? Kodėl tu taip mastai? Kodėl tu nieko taip neįžiūri kažkaip? Tu matai nebūtus dalykus, bet kas yra iš tikrųjų, tu to nepastebi. Tai tu pagalvok, gal kažkokių problemų turi su, nežinau, aš ne daktaras irgi, bet gal tikrai kažkas biškį su galva negerai. Matant faktą, tenka pripažinti, kad taip, tai yra normalu pas mus tokie dalykai. Ir jeigu kažkas nesutinka su manim, tai klausimėlis tada, tai ką mes darom tada su tuo? Ar čia dar... Ką darom? Remiam Ukrainą, blep! Iš viso įmanoma kažką padaryti, ar jau čia reikia užsidėti koinės ir, kaip ten to dienoj, čioški. Taip, va, išgirdai, man rodos, mano mintis. Čioški Rusinan. Ten, kur tau ir vieta. Taip, dabar aš jau tikrai tai galiu sakyti, nes tu esi grynas tas proruskis. Čioški, ar ne? Tai vat jau tik ir belieka čioški, arba stojam ir dar darom kažką. Tai vat kaip Antanas kūrė partiją tą judėjimą. Dar partija pavadinta lanksti, sakykim, tai judėjimas politinis. Tai štai kur birželio mėnesį aš jau buvau susiplanavęs išvažiavimą iš Lietuvos, nes jau buvo Dakase viskas. Aš 14 metų pragyvenęs.
O, papa! Nu gal. Jedo, aš labai tikiuosi, tu mano, kad vienu šiukšliu gal bus mažiau irgi Lietuvoje. Nu, jeigu jau ruošeisi, tai ir nesustok. Būk geras, nesustok. Mums čia tavęs nereikia. Tokių mums nereikia. Kuo mažiau kiršintojų, ruskį mir mylėtojų, tuo geriau. Vat, teisingai mastai, jau teisingai. Migracijų, tai man tai nebūtų naujiena. Tai, bet paskiau, kaip čia tie karai visi prasidėjo Ukrainoje, čia strigo, tie visi stojo nekilnojamo turto pardavimai, nu galvoju, nu ką, ir kaip tik Antanas pradėjo kurti tą judėjimą. Ir aš tikrai prie jo prisijungiau. Dėl to, kad, pabandom. Dar šitą pabandom ir pažiūrėsim, jeigu nieko nesigaus, išvažiuoti visą laiką spėsiu. Nes aš dabar žiūriu, pavyzdžiui, ir aš čia nematau ateities šitoje valstybėje, su tokia tvarka, su tokia... Antanas tikėjo, kad čia įmanoma padaryti ateitį, kur jis šiandien dabar įkištas yra. Tai kokio mes keliai darom ir ką mes tą ateitį darom, kokia ateitis čia gausis, jeigu mes... Jeigu jau tu ateitį planuoji su Antanu, tai, kaip sakant, ir sėkmės. Ir toliau leisim šitiem buržujams, kaip čia dabar pasakyti, srėpt, gert ir būti tik tai šestorkogių. Vat kažkas panašaus turėtų būti iš šito mano visų laivų išsišnekėjau, išsikalbėjau ir žiūriu, taip nebiškit visą valandą su viršum. Ok, heiteriams, davai, heitinkit, darykit savo pirminę paskirtį, atlikit. Ačiū, aš jau dabar tavo heiteris tikrai. Nemėgstu tokių buko proto individų, kurie palaiko šiukšlės ir patys tampa šiukšlėmis Lietuvos. Tai, tokių aš nemėgstu. Bet, aišku, aš ne iš tų, kurie ten savo heitinimą perkeltų į smurtą fizinį ar dar kažką. Ne, aš ne iš tų. Bet aš paheitinsiu, taip, internete. Nu, kaip sakant, išsakysiu savo tą nuomonę. Nu, ir išsakiau savo nuomonę štai. Kas išgirdo, kas neišgirdo, nesvarbu. Bet aš pasikalbėjau su šituo Dariumi. Tiems, kad jie užmetė laiką, irgi liuks, ačiū, dėkingas labai. Tiems, kad jiems patiko, vadinasi, esame bendraminčiai, kurie nepatiko. Nieko. Na, tai turit kitokią nuomonę, būtų faina, aišku, išgirsti ir jūsų nuomonę, gal būtų iš tikrųjų faina susiorganizuoti kažkur visiems. Taip, galėsi išgirsti mano nuomonę, pažiūrėjęs šį filmuką, galbūt kažkokiu atveju ar kažkokiu tai stebuklingu būdu tau jis daeis, tada galėsi išgirsti mano nuomonę, paprasto kaimiečio iš Žemaitijos nuomonę, paprasto žmogaus dirbančio pardavėjų. Nu, taip, tau tokie yra avelės, bet labai gerai, kad tu esi tas piemuo, kuris net nesupranta, kad iš tikrųjų piemuo yra celofanas. Ok, man rodos, šį kartą užteks, jau visa valanda su pusė, praremblinau čia, prakalbėjau su šituo, žodžiu, daugiau nebenoriu kartoti jokių nesąmoningų ir sąmoningų, o galbūt ir bjaurių žodžių šito individo atveju, adresu. Tai irgi pavargo jau liežuvis, pradeda strigti kalba. Viso, kaip sakant, dėkoju, kas pabuvote, kas pasiklausėte. Nu ir viskas, aš padariau savo, norėjau išnekėjau ir iki kitų kartų. Man išmes dar YouTube'as kokių nors tokių labai nuostabių šviesulių, tai aš apie juos ir pakalbėsiu. Bet tam reikia ir atitinkamos nuotaikos iš tikrųjų. Ne visada aš noriu apie tokius šiukšlintojus kalbėti, bet šį kartą užteko pasiklausyti vos 5 minučių ir supratau, kad apie šitą negaliu tylėti. Tad dėkui, kas pabuvote kartu visą tą laiką ir iki kitų kartų. Iki!